Grįžtu į Čečėniją praėjus 20 metų nuo karo pradžios. Praėjo 10 metų po mano paskutinės kelionės į šį išniekintą ir užmirštą kraštą. Visus tuos metus saugojau atmintyje veidus ir vietas, žmonių agonijos ir jų stulbinamo pasipriešinimo Rusijos armijai vaizdinį. Vis dar prisimenu garsus, kai būdavo bombarduojami civiliai. Tebegirdžiu jų klyksmą. Prisimenu Rusijos armijos vykdytus valymus, per kuriuos dingo tūkstančiai Čečėnijos vyrų ir moterų. Prisimenu karą, nusinešusi 150 000 žmonių gyvybių, 1/5 visų gyventojų. Kokia tapo Čečėnija? Kuo virto Groznas, nuniokota jo sostinė? Kas nutiko žmonėms, kuriuos kadaise pažinojau? Jokių pėdsakų. Viską užgožė Grozno dangoraižiai. Dabar nuo visų sienų žvelgia Vladimiras Putinas. Šlovinamas žmogus, kuris surežisavo antrąjį karą ir atėjo į valdžią sutriuškinęs čečėnų liaudies sukilimą. Šalia jo geležinių kumščių valdantis Kremliaus paskirtas jaunasis Čečėnijos prezidentas Ramzanas Kadyrovas. Naujai paklotas asfaltas, stiklo bokštai ir asmenybės kultas. Grozne viešpatauja tvarka. Visur religiniai simboliai. Virš pastatų išnyrančios mečetės auksuotais kupolais. Matau moteris, kurios atrodė tokios laisvos per karą, o dabar apsimuturiavusias skaromis. Ramzanas Kadyrovas įvedė šariatą. Moterys, kurios nepaklūsta, nubaudžiamos. Žmonės vaikšto Putino prospektu, buvusią Pergalės gatve. Jie eina šaligatviais, tarsi nieko nebūtų nutikę gatvėse, pavadintose Pskovo oro desantininkų divizijos ir generolo Troševo vardais. Tų, kurie juos traiškė tankų vikšrais. Kaip iki to buvo prieita? Kodėl tauta šimtmečius išlikusi nenugalėta vis dėlto pasidavė? Ieškau žmonių, kuriuos kadaise filmavau. Daug jų išvažiavo, pasilikusieji bijo kalbėti. Pagaliau surandu Rozą, kurią buvau sutikusi prieš 10 metų. Dieną gyvenimas Grozne atrodo normalus, vakare visai kas kita. Visi žmonės įbauginti. Bijom labiau negu per karą.
Norisi atsipalaiduoti, juk dabar taikus metas. Per karą, kai prasidėdavo susirėmimai, galėdavom bent jau pabėgti ir pasislėpti nuo sviedinių ar snaiperių. Galėdavom išvykti kaip pabėgėliai, kol baigsis neramumai. Dabar net nežinau, ko tikėtis. Sutemus apima nerimas. Nuolat galvoji, kad kas nors gali nutikti. Jie gali įsiveržti į namus ir įsivežti. Gyveni kamuojamas blogos nuojautos. Daužo duris ir reikalauja atidaryti. Žinau, kad tai kariškiai. Jie važinėja juodais automobiliais, tamsintais stiklais, visureigiais. Buvo sustoję ir po mano namo langais. Atėjo 8 ir pradėjo daužyti kumščiais, kojom spardyti duris, reikalaudami, kad atidaryčiau. Atidariau duris, pasakiau, kad be motinos ir manęs daugiau čia nieko nėra. Buvau persigandusi, negalėjau nė žodžio pratarti. Man perdžiuvo gerklė. Jie mane keletą kartų. Iš baimės net neprisimenu, kas dėjosi vėliau. Tik po poros dienų, kai ant kūno išryškėjo kraujosruvos, pamačiau, ką jie man padarė. Mama, nebijok. Mama paralyžiuota. Ji buvo taip išgąsdinta, kad patyrė kelis insultus. Iš tos baimės ją kelis kart ištiko koma. Dabar ji guli ir visiškai nejuda. Обездвиженная лежит. Karas tęsiasi daug metų. Žmonės pavargsta, matydami tik mirtį ir kančias. Iš nevilties jie linkę sutikti su bet kuo. Apsimeta, kad jiems linksma. Per šventes, tarkim, kai minimi Kadyrovo ar Putino gimtadieniai, visiems liepiama eiti tiesiai iš darbo į šventinius mitingus. Jeigu neisit, kitą dieną į darbą galit negrįžti. Štai taip ir švenčiam per prievartą. Šiandien matome atstatytą mūsų miestą Grozną, atkurtą respubliką, atgaivintą ekonomiką. Apgintas mūsų žmonių autoritetas, turime to didžiuotis ir vertinti.
Šiandieną noriu tarti padėkos žodžius mūsų didžiajam patriotui, nacionaliniam lyderiui, vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui Vladimirui Putinui. Mes niekad neužmiršime labai sunkių laikų, kuriuos išgyveno mūsų tauta. Ir to, kaip prezidentas Vladimiras Putinas visuomet mus palaikė. Man tai panašu į kolektyvinį pamišimą, kai žmonės šlovina savo budelius. Groznas nesiliauja augęs. Jų dangoraižiai užmaršties ženklai. Jie ištrina visus praeities pėdsakus. Bokštai statomi vis aukštesni, bet lieka tušti. Daugumai čečėnų butai juose pernelyg brangus. 40% gyventojų bedarbiai. Ieškau moterų ir vyrų, su kuriais susipažinau karo metais. Pagaliau surandu tas, kurios atsisako užmiršti. Čečėnijos motinas. Ieškau savo vyro ir sūnaus. Kariškiai juos įsivedė 1995 sausio 3. Ieškau sūnaus. 95 sausio 1 jis išėjo parūkyti ir nebegrįžo. Įsiveržė kariškiai. Pakėlė iš lovos pusnogę ir išsivežė. Mano vyrą 4 valandą ryto įsivežė kariškiai. Nuo to laiko neturim apie jį jokių žinių. Ieškau savo sūnaus. Jis sėdėjo prie gatvės, kai privažiavo balti žiguliai ir jį paėmė. 2004 rugsėjo 29 sūnus išėjo iš namų ir negrįžo. Iki šiol nieko apie jį nežinom. Maniškį paėmė 2004 metais. Jis mano vienintelis vaikas. Ieškau vyro. Jį įsivedė 2005 sausio 6. Jis 2 vaikų tėvas. Jis stovėjo šalia manęs autobusų stotelį prie geležinkelio stoties. Jie privažiavo šarvuočiu ir jį įsivežė. Tai mūsų sielvartas. Ką mes galim padaryti? Privalom priimti savo likimą ir kliautis Dievo malonę. Su Dievo pagalba jie sugrįš. Dievas sugrąžins juos namo. Esama duomenų, kad dingo per 18 tūkstančių žmonių. Dingusių žmonių aš ieškau nuo 1995. Per visą tą paieškų laiką išlaisvinti buvo tik 2 žmonės. Per 19 metų nesugebėjome išsiaiškinti kitų dingusiųjų likimo. Reikia neprarasti vilties. Ateis diena, kai gausim visą informaciją. Turim giliai tuo tikėti. Duok Dieve, mes laukiam. Rusija juk žino, kur jie yra. Mes to nežinom. Mums neleidžia to žinoti. Akivaizdu, kad tai jėgos struktūrų darbas. Siekdami lengvai pasipelnyti, jie grobė mūsų vaikus. Iš ligoninių, pakeliui iš darbo, paimdavo iš lovų, net iš laidotuvių, kad gautų medalį už narsą.
Это медаль за мужество. Это Jie медаль gavo не за мужество, apdovanojimą я ne už считаю, narsą, а это медаль за o už tai, мужа kad вот grobė этой vyrus, чеченской palydami женщины, moteris su kūdikiais ant rankų. с ребенком грудным на руках. Reikalaujame, kad mums suteiktų patikimos informacijos apie pagrobtus ir per karą dingusius vaikus. Mes turime teisę žinoti, bet jie iki šiol kurti mūsų reikalavimams. Йохначу ойланца, наха нехцалуш, бюсанатин Аллах, барахиш аегош. Эхарат йохнатия, кантар барбохош, лерина лардоцу, холи Алла леqash. Гила аз, геннера хезаш дубохош, орцанцак иqaachahuna yishyotush, халчухи тахнаги, вахнани боцуш. Yeshyochu oylanца, дахума доцуш. Дел хочу адити هو فينشونين دوب صوبر صحيجو حواري لديوغوش قلت بنا قولي توا شين دقا تشيونش بيحكي والشونا مخكنا قومنا يا مرت والشونا ملقاي كرت إقاچا أحتس أدوتوش إبيوخنا حيزيلا تخنا تخصنا Madina Magamadova nesiliauja ieškoti dingusiųjų. Šias paieškas jie pradėjo 1995-aisiais, kai rusai pagrobė jos brolį. Madinai dažnai grasinama. Jos atmintis kursto valdžios pyktį. Visada laikiau save stipria, bet pastaraisiais metais aš irgi pavargau. Jeigu man 95-aisiais būtų pasakę, kad turėsiu ieškoti žmonių 19 metų, būčiau išprotėjusi. Niekad nemaniau, kad viskas taip ilgai užsitęs. Visoms dingusių žmonių šeimoms tai tarsi niekad nesibaigiantis kankinimas. Mes kaip zombiai vaikštom. Gulomės todėl, kad sutemsta. Keliamės todėl, kad prašvinta. O šiaip vaikštom, nes tebesam gyvi. Bet gyvenimo nėra. Tik tamsus tunelis be jokios šviesos. Groznas slepia savo kančią. Tai užmaršties sostinė, pretenduojanti tapti šiuolaikiniu pavyzdiniu miestu kitiems. Išvenčia pirmojo prekybos centro atidarymą ir šlovina kuriančius žmonių ateitį. Prezidentas Ramzanas Kadyrovas tvirtina esąs didžiausias pasaulyje statytojas. Mūsų mieste Grozne Kadyrovo prospekte įsikūrusiame prekybos ir pramogų centre Grand Park dirbs per 1000 žmonių. Už prekybos ir pramogų centro Grand Park statybas ir Grozno atstatymą Čečėnijos Respublikos vadovo padėkos raštas įteikiamas. Įvestas griežtai autoritarinis režimas, leidžiantis viską spręsti Ramzanui Kadyrovui. Konstitucija, įstatymai, baudžiamasis kodeksas nieko nereiškia, prie žodžius Ramzanas pasakė. Jei Ramzanas pasakė, nužudykit visus. Vadinasi, visus reikia nužudyti. Jo žodis viršesnis už konstituciją. Ramzanas Čečėnijos gyventojus pavertė žmonėmis, kurie bijo net savo šešėlių.
Atrodo, tarsi Rusijos federacijoje būtų sukurta mažytė Šiaurės Koreja. Komitetas prieš kankinimus tai Rusijos nevyriausybinė organizacija, kovojanti prieš kankinimus kalėjimuose. Šią grupę sudaro kelios dešimtys jaunų teisininkų, dirbančių visoje Rusijoje. Jos padalinys Grozne atidarytas prieš 5 metus. Dėl saugumo personalą sudaro vieni rusai, keičiami kiekvieną mėnesį. Komitetas dažnai sulaukia Kadyrovo žmonių grasinimų. Jis suteikia prieglobstį įbaugintoms šeimoms, kurių nariai išdrįsta atvykti ir liudyti apie represinę valstybės politiką. Bylą turės atnaujinti. Jūsų sūnui paskelbė kokį nors nuosprendį? Davė 25 metus. 25 metus? Kaip tik jų nekankino. Nuvežė į apleistą namą. Juk jeigu pagauna banditą arba teroristą, turi vežti į miliciją, o ne kankinti tuos vaikus. Juos kankino 2 dienas. Sako, kad to nedarė. Vėliau atėjo pas mus ir įsivežė kitus 2 mano sūnus. Taip pat brolio sūnėną. Nuvežė į tą namą ir pradėjo kankinti jiems matant. Vėliau paėmė žmoną su vaiku ir ją kankino. Mane mušė. Trankė į sieną. Šitaip išgavo jų prisipažinimą. Pažiūrėkit, kaip jį kankino. Net nupjovė kojos pirštą. Štai kaip jie pasiekia, ko nori. Žinoma, šis atvejis baisus, bet bent jau vaikai liko gyvi. Deja, daugeliu atveju žmonės tiesiog negrįžta. Būna net komiškų situacijų. Tarkim, dingsta koks nors jaunuolis. Tėvai pradeda ieškoti, dingo, pagrobė. Vėliau skambina, šlovė Alachui, jis kalėjime. Kalbu rimtai, nejuokauju. Šlovė Alachui, jis kalėjime. Patekęs į kalėjimą, jis bent jau liks gyvas ir po kurio laiko galbūt grįš. Deja, daugelis taip ir negrįžta. Pažiūrėkit. Čia ponas Apti Alaudinovas, policijos viršininkas, vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Prisiekiu šventuoju Koranu, jeigu esama bent kokio panašumo į vahabitus, privalom juos šienauti. Aš asmeniškai prisiimu tokią atsakomybę. Ką galima pasodinti, sodink. Jei gali dėl to, ką nors įsimesti į kišenę, įsimesk. Daryk, ką nori, žudyk, ką nori. Valdovas liepia taip daryti. Aš jį palaikau. Valdovas liepia. Suprantate, apie ką jis kalba? Kad jie ne patys tai sugalvojo, vykdo valdžios nurodymus. Policijos viršininkas duoda įsakymą rajono vidaus reikalų skyriaus viršininkui. Jei nepritari Kadyrovo veiksmams, tampi valstybės priešu. Tave gali sunaikinti, jeigu prieštarausi. Mūsų šeima nepalaikė Kadyrovo, netgi priešinosi jo valdymui. Ir dabar mes visi, kaip giminės, laikomi įtartinais. Mūsų giminaičius suima vidury nakties ir paskelbia, kad jie dingo be žinios. Arba neva, kad ėjo prieš valdžią, todėl ir nušovė. Ir bijo pasakyti, kad jis buvo nekaltas. Štai kas baisiausia. Visi tyli, tarsi lauktų dar baisesnių laikų.
Сталине так было. Prie Stalino tai buvo. Массовое уничтожение. Masinės neįtikusių неугодных. žmonių žudynės. Смирно! Ramiai, Равнина! į vidurį lygiuk. Смирно! Весь этот режим Visas установлен režimas с одной tarnauja dar единственной целью didesniam для того, valdžios чтобы, sustiprinimui. как можно крепче сидеть во власти. Siekiama išlaikyti Удерживать свою valdžią власть любыми- bet kokiomis любыми priemonėmis. силами. Здесь же идет именно, Vykdomas как teroras сказать, vardan террор karo su ради teroru. антитеррора. И, Kovą su борьбу с terorizmu терроризмом нужно visą все laiką время reikia продолжать, tęsti, потому nes что ponas господину Kadyrovas Кадырову ramiai для sėdės того, savo чтобы, vietoje хорошо сидеть на своем ir месте, valdys для того, Čečėnijos чтобы, Respubliką tik возглавлять tuo Чеченскую atveju, Республику, ему jei нужно žmonės держать bus людей в страхе, įbauginti. что у него Ir jam tai получается. puikiai Для sekasi. поддержания людей Kad в страхе išlaikytų ему žmonės нужен очень baimėje, хороший jam силовой reikalingas аппарат, который в represinis настоящий момент aparatas, имеется. kurį jis Этот dabar силовой turi. аппарат нуждается Tam в jėgos огромном aparatui reikia финансировании, milžiniškų lėšų. которое нужно Jų получать gauti только įmanoma tik nuolat обосновывая pabrėžiant наличие būtinybę такого kovoti аппарата, su terorizmu. проблемы терроризма. Štai kodėl jis Поэтому iki šiol террористов randa находят до сих teroristų. пор. Jų Их beveik фактически nebelikę, нет, они bet тем не менее žmonės vis tiek пропадают. dingsta. Что якобы за каждого уничтоженного Kalbama, kad už террориста kiekvieną likviduotą лично из фонда teroristą iš господина Kadyrovo Кадырова fondo выплачиваются jėgos силовикам struktūros суммы gauna apie района milijoną $1 rublių. Я полагаю, что если Manau, jei действительно teroristų ir террористов не осталось, nebeliko, то ради такой суммы teisėsaugininkai правоохранители visuomet способны jų даже ras террористов, ir naikins, собственно kad говоря, находить įgautų и точно piniginį так же уничтожать atlygį. просто ради того, чтобы получить денежное вознаграждение. Мы сегодня с радостью, Šiandien с su džiaugsmu ir удовольствием malonumu kviečiame ir raginame готовы, visus jaunuolius eiti всех ребят teisingų стать на kelių, истинный путь. Путь возрождения нашей mūsų республики. Respublikos atgimimo Сегодня keliu. Šiandien tai reiškia Это būti avangarde, в авангарде, идти eiti впереди. priešakyje. Достижение Рамзана Didžiausias Ахматовича Кадырова, Ramzano в первую Kadyrovo очередь, nuopelnas tas, это то, что kad šie вот эти jaunuoliai ребята gali по vaikščioti мирной taikiomis дороге, gatvėmis, без be блокпостов, patikros postų, по gyventi gražiame красивому mieste, городу, по гордости kuris yra нашей mūsų республики, Respublikos может pasididžiavimas. собираться где хочет, в сквере, в Jie парке, gali в rinktis bet kur - кинотеатре, skvere, в parke, торговом kino центре, teatre, в prekybos centre, небоскребе. dangoraižyje. Мы можем собираться. У нас никого Niekas из negrobė наших mūsų jaunuolių. молодых ребят никто не забирает. Niekas никто nesusisprogdina užlipęs не ant взрывается minos. на минах. Он приложил максимум Jis dėjo усилий, visas įmanomas чтобы мы жили pastangas, спокойно. kad mes У нас ramiai мирное gyventume, небо. kad mūsų padangiai būtų Считаете taiki. ли вы, вот, что Kaip нужно manote, было ar Рамзану reikėtų Ramzanui дать skirti Nobelio Nobelskую taikos премию premiją? мира? Но я считаю и Aš esu уверен 1000 больше, чем на procentų 1000%. įsitikinęs. И этот зал Ir klausytojai поддержит mane меня, что он palaikys, kad jis nusipelnė заслуживает tos эту premijos labiau negu премию больше, Barackas чем Барак Obama. Обама.
Policinė valstybė panašiai į Potiomkino kaimą, kur gimsta naujas žmogus. Stiklo ir ceremonijų miestas, priverčiantis patikėti, kad karo žaizdos jau užgydytos. Tačiau smurtas tebedidėja. Režimas, kovodamas su vadinamaisiais teroristais, suiminėja tūkstančius jaunuolių. Priešų medžioklė tampa vis labiau beatodairiška. Pastaraisiais mėnesiais daugėjo pagrobimų, dabar suiminėjamos net moterys. Mano dukteris tik norėjo dirbti dėl savo vaikų, juos aprengti, apauti. Kada sužinojo apie savo dukterų dingimą? Man paskambino kažkoks vietos įgaliotinis vardu Sultanas. Pasakė, ko taip ramiai sėdi rankas sudėjus. Tavo dukterų nebėra. Ten vien kraujo klanai ir kulkų skeveldros. Pasakiau jam, aš tuoj pat atvažiuosiu. Jos dirbo mašinų plovykloje. Nuvažiavau pas dukrą į namus, vėliau į darbą. Kambarys, kuriame jos gyveno, buvo nusiaubtas. Paskui jie išvalė kraujo dėmes, panaikino skeveldrų pėdsakus. Pasakojo, kad atvažiavo gal 10 kariškų mašinų. Mano dukroms liepė nuplauti tas mašinas. Paskui pasigirdo klyksmai ir keiksmai, o daugiau nieko nežinom. Po viso šito mano sveikata smarkiai pašlijo. Beveik negalėjau paeiti. Auginu vieną anūką, o 2 neįstengčiau prižiūrėti. Visą laiką bijau. Vėliau jie įsivežė mano berniuką. Sumušė ir prigrasino tylėti. Kitaip žadėjo suversti jam kaltę už seserų nužudymą. Nežinau, kaip man toliau gyventi. Nebežinau, kokioj šaly gyvenu. Niekam blogo nepadariau. Tik užauginau 7 vaikus. Pažiūrėk, Amirai. Įsivirsim arbatos. Duok arbatos ir Amirai. Tavo mama greitai grįš ir parneš saldainių. Taip, Amirai. Ji grįš su teta. Mano mylimiausias berniukas. Mano angelėlis. Sunkiausia matyti tuos vaikus,
kai nieko negali padaryti. Tikras pragaras. Senelis tavim pasirūpins. Senelis tave saugos. Kol senelis šalia, jis niekam tavęs neatiduos. Viskas Allaho valioje. Tegul jis nubaudžia tuos žmonės. Aš jų pats neteisiu ir nesmerksiu. Allahas viską mato. Jis mato kiekvieno darbus. Jis mato, kaip gyvenu. Esu pasiruošęs numirti, jeigu Allahas panorės. Tik norėčiau prieš mirtį rasti abi savo dukteris. Labai sunku. Galvoju apie jas dieną ir naktį. Kur jos? Gyvos ar mirusios? Mes nieko negalim padaryti. Visiškai nieko. В каком месте? Kur jos? Или леса-то много, Miškų озера-то ir много, ežerų daug. город-то как видно, Kalnai высокий aukšti. город. Не найдешь. Neįmanoma Куда rasti. пропал, куда Kur jos dingo, kur jas išvežė. Для своей ради цели использовали. Jeigu jomis niekšiškai pasinaudojo, Использовали хоть бы bent jau домой paleistų отпустили. namo. Или умерших где-то Jeigu бросили, nužudė, bent palaikus, чтоб kur похоронить išmestų, их. Тут kad galėtume palaidoti pagal savo papročius. сильности, говоришь, а Norėčiau prasmegti skradžiai žemės. Nusiramink. Ką čia kalbi? Turim būti stiprus. Manai, man dėl to nesinori mirti. Niekas neateis mums į pagalbą. Norisi klikti, bet tai nepadės. Kas nutiko mums, buvo nutikę ir kitiems. Jie viską sunaikino. Allahas juos už tai nuteis. Jie brangiai sumokės, kad padarė tuos vaikus našlaičiais. Sumokės, kad pavertė mūsų gyvenimą košmaru. Taip sunku, kad norisi viską baigti. Nori, kad Allahas ir tave pasmerktų. Sunku senam žmogui visą tai atlaikyti. Jie išplėšė man širdį. Jos turi kažkur būti. Tai išdegintų žemės politika, šleikštulį keliantis užburtas smurto ir dingimų ratas. Vyrai ir moterys pražuvo šioje niekieno žemėje, kurioje viešpatauja tyli užmarštis. Režimas draudžia kalbėti apie dingusius mūsų dienomis arba prisiminti žuvusius per karą. Valdžia taip pat nori uždrausti bet kokį ankstesnės čečėnų tapatybės pripažinimą.
Sveikiname olimpinę ugnį. Pirmą kartą per Respublikos istoriją Ramzanas Kadyrovas uždraudė minėti Stalino vykdytų čečėnų trėmimų metinės. Respublikos futbolo klubo prezidentas Ramzanas Kadyrovas. Kad tik bet kokią kainą įtiktų Kremliui, o svarbiausia nesugadintų Vladimiro Putino didžiosios olimpinės šventės. Sočio olimpiados uždarimas, sutampanti su čečėnų trėmimų 70-osiomis metinėmis, turi gilę simbolinę prasmę. Bet nemažiau svarbu prisiminti tragišką praeitį, kai buvo ištremta visa tauta, o trečdalis jos narių mirė. Tik nedaugelis išdrįsta nepaklusti valdžios pastangoms uždrausti prisiminti praeitį. Intelektualai, menininkai, įstatymų leidėjai dalyvauja trėmimams prisiminti skirtoje konferencijoje, surengtoje Ruslano Kutajevo, pagarbą pelniusio intelektualo, buvusio vyriausybės nario. Kuo nusikalto čečėnai? Nebuvo jokių priežasčių mus deportuoti. Kol esam čečėnai, niekuomet nebūsim vergai. Tačiau žinome, kad mūsų nepaliks ramybėje, kol neatsisakysime savo tapatybės. Ruslanas Kutajevas išdrįso prabilti draudžiamą temą. Tai buvo smūgis valdžios reputacijai. Valdžia pareikalavo visą tai uždrausti. Žmonėms netgi draudžiama prisiminti, kad buvo vykdomi tie trėmimai. Ir tuo metu, kai partija aktyviai stengiasi ištrinti iš žmonių atminties tuos įvykius, kažkoks buvęs visuomenės veikėjas surengė tokią atvirą konferenciją. Tai tarsi ugnikalnio įsiveržimas šiandieninės tikrovės fone. Konferencijos organizatoriai tą patį vakarą buvo iškviesti Ramzano Kadyrovo. Jiems buvo grasinama. Kai kurie iš jų buvo sumušti. Ruslanui Kutajevui pavyko pasislėpti. Komiteto prieš kankinimus biure didžiausias dėmesys buvo sutelktas į šį incidentą. Praminta Kutajevo byla. Komiteto pirmininkas Igoris Kalepinas pažinojo Ruslaną Kutajevą daugiau nei 15 metų. Prieš pabėgdamas Kutajevas jį spėjo perspėti. Kutajevas paskambino ir pasakė, kad jį persekioja dėl užvakarykštės konferencijos. Reikalauja atvykti pas Kadyrovą ir gali tuoj pat suimti. Praėjus valandai po to pokalbio, pas Kutajevą atvažiavo ginkluoti vyrai, keliais automobiliais Toyota Camry. Su prezidento administracijos registracijos numeriais. Įsodino jį į mašiną ir įsivežė. Kitą rytą, vasario 21-ąją, sužinojom, kad Ruslanas Kutajevas suimtas ir apkaltintas didelio narkotikų kiekio laikymu. Esą pas jį buvo rasta 0,5 gramo heroino. Buvo akivaizdu, kad narkotikai čia nieko dėti. Nes Kutajevas niekad nerūkė, negėrė, o jo labiau nevartojo kvaišalų. Aišku, kad narkotikai buvo tik dingstis pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Для привлечения его к уголовной ответственности, для начала уголовного преследования. Jį žiauriai sumušė du žmonės. Vienas iš jų, pravardė Lordas.
высокопоставленный чиновник Aukšto rango Čečėnijos Respublikos pareigūnas, dešinioji Kadyrovo ranka. Kitas policijos generolas Alaudinovas, vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Po to jį kankino elektros šoku. Įrėmė peilį į krūtinę, į gerklę, kad žinotų, jei smarkiai trūkčios, jam gali perrėžti gerklę. Kutaevas suprato, kad jį gali užmušti. Perpjauti gerklę ilgu peiliu. Ir jis pasirašė prisipažinimą. Jam parodė jo namo nuotraukas. Po miestą vaikštinėjančius jo artimuosius, taip pat Maskvoje gyvenantį sūnėną. Norėjo įspėti. Matai? Mes visus sekam, žinom kiekvieną tavo artimųjų žingsnį. Jei pasakosi, kad tave kankino, nukentės tavo giminaičiai. Mes jau išvažiavom. Važiuojam pas jūs. Privažiuosim prie Ruslano namo. Gal kokią dalį daiktų pavyks išvežti, jei jūs neturit transporto. Kad sumažintume galimybę jį spausti, mėginame išvežti jo giminaičius. Kol kas bent iš šio regiono. 9 žmonės. Kiek vaikų? Gal 6. Oro uoste pasitik žmogus užrašu pietų sanatorija. Lauks jūsų, kai išlipsit iš lėktuvo. Apartamentus užsakėm mėnesį. Taigi mėnesį galėsit ten gyventi. Tikimės, kad viskas išsispręs greičiau. Ruslanas Kutaevas metė iššūkį valdžiai. Pažeidė griežčiausią draudimą ir tapo disidentu. Čia plačiai taikoma kolektyvinė atsakomybė. Jeigu šeimoje yra bent vienas disidentas, visi jos nariai laikomi disidentais. Там сейчас регистрация уже закончится. Spaudimas didžiulis. Kas bus toliau? Kol kas nežinia. Pažiūrėsim. Laikas parodys, kas bus toliau. Kaip nuspręs prokuratūra?
teismas. Так и Taip ir будет. bus. Но пока Kol kas хорошего nieko ничего. gero. В Советском Союзе Sovietų sąjungoje vertino sąžiningumą. На работе все да. Visą gyvenimą atidaviau darbui, galvodamas, kad rytojus bus geresnis. Оказалось все O наоборот. viskas išėjo priešingai. Богатые смеются, Turtingi juokiasi, радуются. džiaugiasi, А бедняга, как говорится, o vargšai, kaip sakoma, verkia ir verks. Verks visą gyvenimą, до последнего, kol пока в atguls į могилу не kapą. уйдет. Они могут приехать или Jie gali забрать, или atvažiuoti ir пристрелить, išsivežti arba nušauti, и выкинуть где-нибудь на o kūnus стороне. sumesti kur nors pakeliai. А что им Jiems vis vien. безразлично им? Никто не узнает. Juk niekas Никто nesužinos не будет ir neieškos. искать следа без Jei kas nors pradings be следствия pėdsakų. пропадет. Это таинственно. Jie же они viską делают daro между slapta, собой. susimokę. Это же банда. Tai tikra gauja. Nusiramink, pagalvok apie sūnų. Что O я ką могу turėčiau сказать? sakyti? Так она Juk tai tiesa. приспособлена или ну, система, я не знаю. Nežinau, kaip galėjo būti sukurta tokia sistema. Доказательства нет. Nėra nei оправданий įrodymų, нет. nei išteisinimų. Что делать, я не знаю. Nežinau, ką daryti. Viešpataujantis nebaudžiamumas, praeities neigimas, istorijos perrašinėjimas. Dabar oficiali Čečėnijos istorija prasideda nuo Kadyrovo šeimos valdymo pradžios ir Vladimiro Putino įžengimo į Kremlių. Pagerbiami tik čečėnų, kurie žuvo kaudomėsi Rusijos pusėje vardai. Kovotojai už nepriklausomybę laikomi išdavikais. 150 tūkstančių per karą dingusių civilių atminimas paskendo valstybės biurokratinio aparato liūne. Kaip ir 10 tūkstančių čečėnų žuvusių per stalinistinius trėmimus. Palauk, čia kažkokie kauburiai. Pažiūrėkit. Atrodo kaip kapai. Вот смотри. Štai eina kauburys. Вот смотри, вот Tikėtina, kad čia palaidoti žmonės. Dar vienas griovys, pažiūrėkit. Čia dar vienas kauburys. Вот возвышенность. Вот посмотрите. Вот возвышенности. Во, жилой Čia buvo место. gyvenvietė. Жилой. И вот эти вот трупы. Lavonus matai? Вот, Štai pirma eilė. Вот трупы, видишь? Вот. А вот эти вот, видишь, O канавы. griovius matai?
шли. Еще сзади меня Kitoj канавы pusėj шли. irgi buvo И вот iškasti это вот grioviai. весь круг. вот Visam так вот šitam шло, plote видите, вот ratu канавы. ėjo А grioviai. вот это вот видно, что вот это O вот toj жилое vietoj место. matosi buvusi gyvenvietė. себе отсюда вот Ar до įsivaizduojat, kiek žmonių дерева, užkasta если в grioviai одном iki to траншее medžio? сколько человек? Примерно... Manau, nuo примерно, 300 по моим подсчетам, iki 300-350 100 человек vienam grioviai. в одной траншее. Vienam grioviai? Знаете, где-то Tai reiškia, kad čia palaidota nuo 1,5 iki 2 tūkstančių žmonių. Потом, когда я была, еще привозили. Nuo nuo karto jų čia dar daugiau atvežė. Некуда уезжать. Neturėjo kur vežti. Vaikštom virš palaikų. Čia turėtų būti memorialinės kapinės, jei pas mus galvotų apie žmonės. Valdžia suinteresuota, kad viską užmirštume. Jei mes, liudininkės, viską pamiršim, jaunimas nesužinos, kas nutiko. Reikėtų atlikti tyrimą. Teisti tuos, kurie šią vietą pavertė koncentracijos stovykla. Kas šaudė, kankino ir tardė žmonės. Valdžia kol kas nenori to daryti. Juk jie nenori teisti patys save. Malika, čia tikriausiai lentelių liekanos. Pažiūrėk. Taip, kirvio žymės. Kai medis dar buvo mažas, čia buvo prikalta lentelė. Buvo užrašyti numeriai, čia palaidotų palaikų. Čia irgi. Ant kiekvieno medžio. Žiūrėk, Malika. Medis užaugo, žymė liko. Valdžia neprisimena. Daugelis žmonių užmiršo. O medis mena viską, kas čia dėjosi. Ant jo liko žymė, kad čia palaidoti žmonės. Gaila, kad kalbėti nemoka. Per kelias savaitės Ruslano Kutajevo areštas tapo aktualiausia tema. Ramzanas Kadyrovas pradėjo puolimą vietos televizijos kanalais, kurie jam visi pavaldus. Šalia jo 2 žmonės, kurie kankino Ruslaną Kutajevą. Vidaus reikalų ministro pavaduotojas Alaudinovas ir įtakingasis lordas, prezidento administracijos vadovas. Kiekvienas žmogaus teisų gynėjas ateina neva su savo idėjomis, bet iš tikrųjų jie atvyksta užsidirbti. Ir jie darbuojasi prieš Rusijos valstybę. Pavyzdžiui, Kaliapinas, kuris tapo labai populiarus, atvyko čia trikdyti policijos darbą. Ką jis gina? Aišku, kad banditus. Dar yra tas Kutajevas, kurį mes pasodinom į kalėjimą. O dabar visi apie jį kalba. Jis turi labai didelį namą. Iš kur jis gauna pinigų? Kam dirba? Kai policija jį suėmė, Kaliapinui buvo leista su juo pasimatyti. Kai Kaliapinas paklausė, ar jį kankino, ar su juo blogai elgėsi, Kutajevas atsakė, kad ne. Pasakykit man, kas šioje šalyje labiau negu aš myli savo žmonės? Jeigu rastumėt bent vieną žmogų, kuris labiau rūpinasi žmonių teisėmis nei aš, man plyštų širdis. Tai rodo, kad myliu savo žmonės. Esu pasiruošęs dėl jų paaukoti gyvybę.
Jeigu pažeidinėjamos jūsų teisės, kreipkitės į mane. Да, это на блокпосту. Čia tu? Taip, vienam patikros poste. Stovi dešinė iš krašto. Водитель наш. Čia mūsų vairuotojas ir vaikinai iš mano būrio. Čia felčeris. Вот я. Čia aš. А это вот O čia bataliono vadas командир батальона Серегин. Serioginas. Ну, это вот в Štai таких tokiam условиях мы sąlygom жили. gyvenom. Это экипаж вот БТРа. Čia šarvuočio įgula. Čečenia 2000. Čečenija 2000. Вот. Вот это место. Toj Здесь vietoj сейчас dabar Шалинский įsikūrė район. Šalit turgus. Dabar viskas smarkiai pasikeitė. Piotras Zaikinas, Rusijos armijos leitenantas, dalyvavo abiejose Čečenijos karuose. Vėliau jis tapo advokatu ir gynė grupės Pussy Riot nares. Сейчас. Puikiai žinodamas Putino režimo priešininkų teismų vingrybės, jis pirmą kartą grįžo į Čečeniją ginti Ruslaną Kutaevą. Нет. Štai, Вот. Подпись его. Раз. Parašas Его jo. подпись, да? Похоже. Išsiskiriantis Своеобразно, да, с загогулинками. su užraitimais. Такая плавная, да? Čia tas pats. То же самое. Раз, загогулинка. Неришкус. Она у него плавает, но росчерк, Truputį принцип kitoks. росчерка другой, да, видишь? Bet braižas Теперь tas pats. фокус-покус. Na, o dabar parodysiu triuką. Это что за Kas čia per звездочка? žvaigždutė? А теперь читай, Perskaityk, под ką чем jis он neva якобы подписал. pasirašė. Kišeniai, narkotinė medžiaga, kuri... То Jis есть neva якобы он žinojo, был ką turėjo осведомлен, kišenėje. что он положил себе в карман. Supranti? То есть они, понимаешь? O per А в apklausą допросе sakė, он kad говорит, nežino, что я kas не ten знал, buvo. что это такое. А я хочу Ką ketini iš to įspausti? покружить, Ketinu juos pirmiausia погонять pavaikyti на su этих tais вопросах, klausimais. да? Что делали, каким Kaip образом viską darė, устанавливали, kaip nustatė. устанавливали. Изначально было Jeigu предвзято buvo iš ankstinis отношение, nusistatymas, это tuomet можно galima представить kelti abejonės, объективное ar tyrimas buvo objektyvus. Дети сильно скучали. Vaikai labai pasiilgo. Я сама вообще. Aš irgi. Там далеко было. Buvom labai toli. Никаких новостей. Negaudavom ничего jokių такого. žinių. Вот дома знаем, Namie что žinojom, ближе kad к esam arčiau Руслану. Ruslano. Все равно домой Norėjusi хотелось. grįžti namo. Каждый день спрашивают. Jie kasdien klausinėja apie tėvą. Kada ateis tėtis? Если Jeigu nori хочешь gyventi, жить, то reikia надо tylėti. молчать. Свое мнение Negalima ничего reikšti savo nuomonės. себе нельзя говорить. Если рот закрыть, Jei ты užsičiaupsi, будешь сидеть. gyvensi. Если рот чуть Jei prasižiosi, откроешь, tave тебя pasodins. посадят. Вот сюда положат Išveš ir įkiš už grotų. и посадят. Štai tokie pas mus įstatymai. Daugumai Čečenija tapo kalėjimu. Я ожидаю, что процесс Nu, будет jaučiu, kad тяжелый. teismo procesas bus Придется sunkus. проявлять Teks veikti ryžtingai, kad mus чтобы išgirstų. нас услышали. Эта страна через это тоже Mūsų šalis visą tai jau buvo patyrusi. однажды, да? Когда без, Kai žmonės be приговора teismo суда nuosprendžio не объявляли преступниками. paskelbdavo nusikaltėliais. Akivaizdu, esama žmonių, kuriems atrodo, kad toks teisiniai praktikai prieštaraujantis būdas vėl gali būti taikomas. Prasideda ilgas politinės bylos nagrinėjimo procesas.
Kaltinamųjų suole žmogus išdrįsęs pasipriešinti režimui. Išgalvoti įrodymai, policijos korupcija, liudininkų bauginimas. Valdžia nori, kad ši byla taptų parodomu ir atgrasytų bet kokį norą priešintis. Visa tai gali tęstis ilgai, kelis mėnesius. Deja. Taip. Todėl reikia būti tvirtiems ir kantriems. Ką padarysi? Jokio nusikaltimo neįvykdžiau. Ši byla suklastota. Tiesa vis tiek išaiškės. Tikiuosi, kad taip ir įvyks. O jei ne, nieko baisaus. Jeigu ne šiandien, tai įvyks rytoj. Galbūt visą tai įvertins mūsų vaikai. Pakviečiau savo berniukus, kad jie mane čia pamatytų. Kad matytų ir kitus. Jie turi tai prisiminti ir žinoti, kad rytojus būtinai ateis. Tyrimų komiteto tyrimų valdyba, prokuratūra ir teismas, kaip matome, akivaizdžiai paklūsta asmeniškai Ramzanui Kadyrovui. Tai visiškai akivaizdu. Kol žmonės bijo, kol egzistuoja Kadyrovo privati armija, Čečėnijos vidaus reikalų ministerijos pajėgos, niekas nepasikeis. Dabar jo asmeninė armija papildė prokuratūra ir tyrimų komitetas. Paskutinis daugmaž nepriklausomas tyrimų komiteto valdybos vadovas dirbo trumpiau nei pusmetį. Ir buvo atleistas. Nepaaiškinus už ką. Žmonės pradeda visiškai nebepasitikėti valdžia. Vėliau iškils klausimas, kam mums tokia valdžia? Anksčiau ir vėliau iškils. Jeigu valdžia neveikia, tokia valdžia nereikalinga. Maskvoje jau būtų laikas susiprotėti, pajudinti smegenis ir parodyti jiems vietą. Dabar visą žmonių gyvenimą kontroliuoja naujasis liaudies tėvelis. Atsargiai nuplėšit man ranką. Viešpatie Ramzanai. Su nieko nesidalijama absoliuti valdžia, įgyta bauginimu ir pinigais. Jis atgaivino giminystės ryšiais palaikomą įtaką ir sukūrė įspūdį, kad jį palaiko didžioji gyventojų dalis. Ramzanas Kadyrovas manipuliuoja seniausiomis tradicijomis, kurios pasitarnauja jo naujajai valstybės ideologijai. Tiems, kurie visą tai priima, atsiveria unikali galimybė išgyventi. Vis dėlto ši sistema pradeda skeldyti. Dėl besitęsiančio smurto, kai kurie jau išdrįsta kelti klausimų dėl valdančiosios klikos ir jos metodų. Čia vieną dieną gali būti gyvas, o kitą jau miręs. Jų politika skatina žmonių pasipriešinimą. Jeigu valdžia ir toliau taip elgsis, ateityje atsiras daug nepriklausomų kovotojų. Niekas negali ilgai su tuo taikstytis. Jei neatsikratysim to režimo, Respublikoje niekad nebus jokių pokyčių.
Dabar supratau, kad visoje Rusijoje, ne vien Čečėnijoje, žmogus vištos nevertas. Tikrai tuo įsitikinau. Žmonės vis kenčia ir kenčia. Nežinau, kada rusai praregės ir pasakys, kad jau gana, kad atėjo laikas imtis veiksmų. Aš iš čia išvažiuosiu. Pasiimsiu visus vaikus, sūnėną, brolius ir išvažiuosiu. Čia nebėra ką veikti. Mums čia neleis gyventi. Islam. Islamai, žinai, kas šiandien bus? Teismas. Nori važiuoti į teismą? Šiandien bus nuspręsta, ar teitį paleis. Sužinosim, ar sugrįšim su tėčiu. Man atrodo, kad namo grįšim kartu. Jeigu Dievas panorės, jie jį paleis. Tada važiuosim atostogauti prie jūros, kaip praeitais metais, automobiliu su tėveliu. Man širdis daužosi. Galvoju, kaip grįšim atgal. Mūsų žmonės labai žiaurūs. Jei teisingai supratau, jie prieš kelias dienas aplankė Ruslaną kalėjime. Lordas pirmiausia suko pas Piotrą į viešbutį. Jie kalbėjosi iki išnaktų. Iš viešbučio naktį jis nuvažiavo į Rus Martano izoliatorių. Ten tardė jį ir mušė. Jie ten visi kuoktelėje. Jiems buvo svarbu parodyti, na ir kas, kad tave visi pažįsta. Kad esi gerbiamas žmogus, žinomas Rusijoje, Maskvoje ir vakarų šalyse. Mums ant visko nusispjaut. Padarysim iš tavęs narkomaną. Ir jokie užtarėjai iš Rusijos arba tarptautinių organizacijų tavęs neišgelbės. Policininkai ne vietiniai. Nežinau, gal sustiprino apsaugą prieš posėdį. Atrodo įtartina. Sveiki gyvi, kaip sekasi?
Мы с тобой детально проработали, потому что там всякое может появиться. Мы же не знаем, как это. Manau, greitai sužinosim, kokie bus visų šių neteisėtų veiksmų rezultatai. Pažiūrėsim. Tokio klastojimo dar nesu matęs. Manau, jie patys supranta, kokį vaidmenį atlieka šiame farse. Jiems teks nešti šitą kryžių ir kada nors vis tiek atsakyti už savo veiksmus. Bet kokiu atveju viskas tik prasideda. Jie patys pasprings tau skirtų nuosprendžių. Neabejoju. Jiems labai nepatinka, kai jų pavardės kur nors viešai skelbiamos. Kutajevo bylą jie ilgam prisimins. Visi supranta, kaip yra iš tikrųjų, bet vis tiek daro savo. Nuosprendis skelbiamas Rusijos federacijos vardu 2014 m. Liepos 7 d. Urus Martano mieste. Įvykdytas sunkus visuomeniai pavojų keliantis nusikaltimas. Siekiant atkurti teisingumą visuomenėje, paskatinti nuteistąjį pasitaisyti ir užkardyti jo naujus nusikaltimus, teismas atsižvelgęs į visas bylai svarbias aplinkybės, nutarė skirti teisiamajam realią laisvės atėmimo bausmę ir neižvelgė priežasčių ją sušvelninti. Teismas nutarė pripažinti Ruslaną Kutajevą kaltu ir skirti jam 4 metų laisvės atėmimo bausmę, numatytą Rusijos federacijos baudžiamajame kodekse, taip pat metus namų arešto, neskiriant baudos ir bausmę atliekant bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Nujaučiau, kad man ruošiasi skirti realią įkalinimo bausmę. Kągi, kovosim toliau. Niekas nepasikeitė. Viskas dar prieš akį. Ладно. Ирес, жду тебя. В конце недели встретимся. Добро. Хорошо. Давай. Давай, ты к ней будете. Давай, şunu masanın değeri koy. Amin. Değeri koy. Давай, давай. Tikra gėda, suklastota byla. Jie iškraipė tiesą ir viską sutvarkė kaip jiems parankiau. Šuo loja, karavanas eina. Svarbu, kad jis gyvas. Galėjo būti ir blogiau. Bent jau liko gyvas. Власть того и хочет, чтобы нас не стало. Вот если мы не будем этой проблемой Valdžia siekia, kad mūsų neliktų. Jei nieko nedarysim, nieko neieškosim, jie bus patenkinti. Prieš 2 dienas pas mane į darbą atėjo 3 pareigūnai.
Почему ты пишешь запросы? Paklausė, На каком основании kodėl ты ir это kokiu делаешь? pagrindu rašinėjai užklausimus. Это самое. Почему ты пишешь в Kodėl Москву? rašinėjai Maskvai. Мы за 5 минут закроем вашу контору. Mes tuoj pat uždarysim jūsų kontorą ir visas jūs pasiūsim į kalėjimą. Вы должны помнить массовое Prisiminkit masinės jaunimo žudynės Argentinoje. Tuomet 7 tų vaikų motinos išėjo матери вышли этих детей. ir apskritus metus protestavo prie vyriausybės rūmų. Не пили, не ели, они молчали. Jos tylėjo, nevalgė, negėrė, su nieko nesikalbėjo, tik vaikščiojo ratu. Kol vyriausybė atkreipė į jas dėmesį ir ėmėsi tirti. Praėjus 30 metų nužudytųjų palaikus ekshumuoja, atlieka DNR tyrimus ir grąžina artimiesiems, kad čia juos palaidotų. Kodėl mūsiškiai taip nesielgia? Tas motinas vadino beprotėmis, išprotėjusiamis moterimis, o mums neleidžia protestuoti. Mums per metus tik 3 valandas leidžia pasisakyti. Galėtume stovėti ir dieną, ir naktį, prašydamas grąžinti mūsų vaikus. Aišku, kad mūsų šaudytų. Kas leistų protestuoti? Mums neleistų. Argentinoje dabar teisė žmonės žudžiusius kariškius. Pas mus neteisė kariškių, kurie mus naikino. Turi ateiti laikas, kai jie atsakys prieš Dievą. Tos motinos pasiekė, kad kaltininkai atsakytų. O mes neturim teisės. Visi kalti dėl mūsų kančių kada nors atsakys prieš Dievą, savo sąžinę ir žmonės. Nežinom, kada tai nutiks, bet tai turi įvykti. Kitaip negali būti. Dievas neleis. Atpildo valanda ateis. Dievas juos nubaus. Gero kelio. Не стало мне дунжинка, не стало не спуститься. До конца не спустить. İnşallah rahmada ayori, dergana ayori, mübarek ayori. Amel tahamil. Jei Alachas panorės, jos sugrįš. Tavo mama Zargan grįš. Tavo teta Mubarik grįš. Tada gyvensim laimingai. Tada juoksimės. Senelis bus laimingas. Jį žais su Amiru. Gyvensim laimingai. Kai Mubarik ir Zargan sugrįš, dėkosim Alachui. Tada senelis galės mirti laimingas. La malad vakstana oylana şehidvaş Şiiler çuma harce dok icahidvaş Dünya meldiyede şmel vellerik hülli tiarede Bu hurdvak gettala kortiye ukidvaş Malkayla ve bella süriyede yeç Hayal hoşiye guşahiye talan suala Emma peyde baz duagona hilar Ajallah tesluriyik hangeyo Hilagan tajallah lettiha birdine İşte veyde durdu yıkat diye hanım